Labas visiems. Visai netrukus išeisiu į eterį su savo komanda ir kalbėsime labai aktualią temą, kurią norėčiau ir su jumis trumpai pasidalinti, kad mūsų sėkmę, ypatingai tie, kurie kuria savo darbo vietą, reiškia, yra pilnai atsakingi už savo rezultatus, už savo uždarbį, tai, ką jisai sugeba sukurti, įtakoja žmogaus produktyvumas, veiklumas arba neveiklumas. Ir kas įtakoja tą žmogaus veiklumą? Tai išoriniai ir vidiniai dalykai. Vienas iš tų dalykų, kas yra pats svarbiausia, tai yra vidiniai dalykai, kaip mes jaučiamės, ką mes apie save galvojame, ką mes galvojame apie kompaniją pačią, su kuria dirbame, apie tos kompanijos produktus, apie naudas, apie veikimo principą. Tas yra labai svarbu. Niekur iš vietos nepajudėsime, jeigu mums nepatiks nors vienas iš šių komponentų. Toliau tai yra asmeniniai dalykai, tai yra nepasitikėjimas savimi, o tai yra kur kas gilesnės šaknys. Reikėtų paanalizuoti, kodėl nepasitikiu tuo, ką aš darau, tuo, ką aš kalbu, ką prezentuoju ir panašiai. Toliau, kaip minėjau, netikėjimas tuo, ką aš darau. Pavyzdžiui, darau veiksmą ir aš pati tuo netikiu, ar ne? Jeigu aš kviečiu žmonės į uždarbio galimybę ir pati tuo netikiu, ar ne? Tai jau čia yra signalas, kad pirmiausia reikėtų išsispręsti tuos vidinius dalykus ir tik tada startuoti, ar ne? Toliau, kaip ir sakiau, netikiu pačiu produktu, nes produktas yra ne mano. Žinote, būna produktų, su kuriais tu mielai daliniesi, juos rekomenduoji ir būna produktai, su kuriais tu tiesiog negali dirbti, nes yra tam tikri nusistatymai vidiniai, pavyzdžiui, vieni tik tai eko produktus myli ar ne, negali būti jokie ten, nesakyčiau, kad cheminiai, bet kitokio pobūdžio ingredientai ar ne, vieni myli tik tai eterinius aliejus, nepripažįsta kitokių kvapiklių ir taip toliau. Tai vat čia asmeninis požiūris, ar ne? Taip, ir jeigu trūksta žinių, tai apie pačias naudas, apie patį veikimo principą. Žmogus kartais gali patingėti, nes nesureikšmina ir nevertina tos nišos taip rimtai kaip tikro verslo. Tai gali būti irgi žmogui didelis stabdis. Ir neturėjimas palaikymo iš išorės, kai kažką pradedi naujo, yra labai labai svarbu turėti, bent jau artimieji, kad tave palaikytų, ar ne? Tie, su kuo tu daliniesi, kad tave palaikytų. Labai svarbu yra pačios auditorijos, su kuria tu daliniesi, ta žinutė palaikymas. Bet svarbiausia tikriausiai yra tie artimieji žmonės, kurie yra šalia, tai tavo ir draugai, su kuriais tu daliniesi ir sakai, kad aš čia pradėjau naują veiklą ir panašiai. Žodžiu, ir tai gali būti vienas irgi toks neprisidedantis prie motyvacijos, kai tu pats svyruoji, kai dar nėra palaikymo iš artimos aplinkos. Ir žinoma, dar neveiklumą skatina neturėjimas savo tikslo. Jeigu tu nežinai, kur eini, tai kaip tu gali nueiti. Tai irgi vienas labai svarbus dalykas, ką visada akcentuoju, kad žmogus turėtų bent jau nedidelį tikslą, bet tai būtų tarsi orientyras, ką jisai pirma nori padaryti, ką jis pirma nori pasiekti, žengdama žingsnius savo verslo link, ar ne, savo kūrybos versle, savo rezultatų siekimo prasme. Yra ir išoriniai veiksniai, kurie įtakoja. Tai yra kritika. Žmonės, kurie nesugeba atsijoti pelus nuo grūdų, visada patenka į tokį ratą, kai labai paveikia kitų žmonių nuomonė, ar ne? Kai nesu užtikrintas tai, ką darau, kai kalbu apie tai, ko aš nelabai esu įsigilinęs ir kai pats nesu patyręs, jeigu kalbu, pavyzdžiui, apie produktą, ar ne, kurį esu išbandžius ir kuris man patinka. Tai man nesvarbu, ką kiti žmonės sakys. Aš suprantu, kad skoniui tikriausiai nėra draugų, kvapui nėra draugų ir panašiai. Tai man tas produktas patinka, aš jo pasidalinu, o jeigu kažkam tai nepatiko, tai priimkime tai, kad tiesiog tam žmogui nepatiko, ar ne? Ir taip gali būti, tai gali nutikti, tai dėl to aš asmeniškai nepriimu ir manęs niekaip nepaveikia tokio pobūdžio kritika, ar ne? Toliau skeptiškas požiūris gali būti pačio žmogaus, konsultanto skeptiškas požiūris, kaip aš sakiau, į
tam tikrus produktus į tam tikrą kategoriją, galbūt į pačią verslo nišą, tai čia jau nieko nepadarysi tada su tokiu požiūriu, arba kitų aplinkinių jums svarbių žmonių skeptiškas požiūris į tai, ką jūs darot. Tai irgi reikia turėti vidinį atsparumą, kad sakyti stop, tai yra mano verslas, aš žinau, ką aš darau ir smagu, kad tu tai pasakai, bet tai nieko bendro neturi su manim, aš turiu savo tvirtą nuomonę, ar ne? Toliau, kitas dalykas, nenaudojimas produktų tos kompanijos, su kuria dirbi. Tai yra irgi labai esminis dalykas, nes kai tu naudoji produktą, kai tau patinka, tu turi patyriminę patirtį, kurią tu gali dalintis, tu gali pasakyti apie produktą daug daugiau, negu kad pasiskaitęs aprašymą. Ir tai žmonės mato ir tai jaučia ir visada pirks iš žmogaus to, kuris pats naudoja produktą, kuris gali nuoširdžiai pasakyti to produkto savybės, ar ne. Tai būtina naudoti tos kompanijos produktą, su kuria dirbam. Toliau netinkamas pasirinkimas veikti. Na, pavyzdžiui, jeigu aš neturiu pardavimo arkliuko, reiškia nesu žmogus pardavėjas, galbūt aš esu žmogus vadybininkas, žmogus, kuriam patinka komunikuoti su kitiems žmonėms ir pernešti tą žinutę, kaip kiekvienas čia prisijungęs gali gauti naudas. Suprantat, kiekvienam reikia atrasti savo veikimo principą. Arba atvirkščiai, jeigu aš gebu parduoti produktą, bet galbūt aš negebu pritraukti žmonių, negebu papasakoti apie verslumą, apie tos nišos ar ne naudas. Galbūt man nepatinka labai stipriai va taip komunikuoti ir vesti verslo ABC. Tai čia irgi yra skirtumas. Kiekvienas turime žinoti, kas mums labiausiai patinka toje nišoje. Ir tuo būdu geriausiai veikti. Na ir kitas dar dalykas neveiklumo, tai yra norėjimas vien gauti. Nenoras dalintis, nenoras duoti, bet vien tik tai gauti. Tai liečia ir prezentacijas, supažindinimą klientų su produktu. Faktas, reikia tada dalintis produktu, reikia tam žmogui skirti laiko, reikia papasakoti. Tai žodžiu, pirma, žmogus turi geranoriškai, norint supažindinti žmogų su tos kompanijos produktais, su kuriais dirbate, arba pristatyti jam verslo idėją, reikia pirma dalinti save. Reikia duoti tiek pabandyti produktą, tiek skirti savo laiką, tiek žmogui, kiek jam reikia, kad jisai sakytų, tvarkoj, man patinka šitas produktas, arba tvarkoj, mane domina ši galimybė ir aš noriu kartu jungtis į šią kompaniją. Taigi, man liko vos keletą minučių iki mano starto su savo komanda. Baigiu šį video įrašą. Jeigu buvo kažkas naudos, tai džiaugiuosi, dalinuosi savo patirtimi ir tai, ką aš pati pajaučiu, ką aš esu praėjusi. Nebijokite, tinklinė rinkodara yra viena iš geriausių verslo nišų žmogui pradėti su tuo, koks jisai yra, su jo geriausiam savybėm ir taip, kaip jisai pats nori veikti. Iki.